pakalbam porą minučių apie žmogaus norų įsipildymą, apie svajones, apie tikslus. Vat ir žodis dabar populiarus labai yra tas, kaip jis yra, manifestacija. Labai dabar visur, jau senokai, aišku, bet labai populiarus dabar visam pasauliu. O tai kaip trendas yra, kai pagauna, kas nors išleidžia vieną tokį naujieną ir visas pasaulis kaip pagauna. Bet čia yra jau senokai. Ir iš tikrųjų svajonės neįsipildo, pildosi tikslai. Netgi žiūrėk, netgi žodis sako, žinai, pasako žodis pats viską. Svajonė. Aš svajoju, aš galvoju. Svajoju, svajonė. Tikslas. Tai netgi patys žodžiai pasako visą reikšmę, žinai. Nes tas dabar toksai atsibudimas su žmogaus norų išsipildymu, žinai, manifestacija, tas, žinai, ir tikslais. Kai internetas atsidarė, tai įsibėgėjo. Tai visai nesenai. Tai visiškai dar nesenai. Prasidėjo 10 metų čia jau tikrai, bet 15-20 metų čia taip įsibėgėjo tos visos teorijos, kaip gauti, kaip turėti viską, kaip būti sveiku, turtingu ir laimingu, žinai. Viskas sukasi apie tai. Aš noriu būti sveikas, aš noriu būti turtingas, aš noriu būti laimingas. Čia viskas okei. Aš tik tais savo filosofiškus pastebėjimus skleidžiu. Aš nieko, čia viskas okei. Ir aš daug ko noriu, ir visi daug ko norim. Ir čia nieko iš tikrųjų blogo. Aš tik noriu tą iš karto pasakyti. Čia nieko blogo visiškai. Aš to daisiu, ką aš norėjau pasakyti, žinai. To daisiu. Ir gerai, dar kartą pasakysiu, kad iš tikrųjų tu turi norėti visko, ko tik trokšti. Visko. Panorėk visko, ko tik trokšti, ko tik nori. Norėk visko, turėk visko, įsigyk visko ir ko tik reikia. Visko, žiūrėk, visko yra pakankamai visiems. Visko. Tiesiog visko. Dabar atsiversk savo sąsiuvinio lapą, pasirašyk, aš turiu visko, ko man reikia. Įsivaizduoji? Žiūrėk. Dabar, žiūrėk, dar tokį momentą pasakysiu. Dabar tu paimk ir dar kartą pakartosiu tai. Paimk ir užsirašyk tai. Ir stebėk savo emocijas. Žiūrėk, aš turiu visko, ko man reikia, kiek reikia ir visada. Ir pajusk, ką jausmus savo kūne. Ar galvoje, ar pilve. Sustabdyk tą video, parašyk ir pajusk. Jeigu tu jauti tokį jaudulį pilve, va čia ir yra programa tau trukdanti turėti visų, ko tu nori. Ar ne? Tai va. Taip. Kai tu išvalys tą programą, tu tiesiog pasakysi, ko nori. Ir žiūrėk, jau beveik turi. Taip. O kodėl dabar, pavyzdžiui, koks nors didelis verslininkas, žinai, šeimos verslas, koks nors, nežinau, seneliai, tėvai ir vaikai tą patį verslą daro, žinai. Tu galvoji, tie vaikai, kurie daro tą patį verslą, ką seneliai ir tėvai darė, tu galvoji, jisai galvoja, kad aš neturiu pinigų, man kažko trūksta. Jisai galvoja visko
aš turiu ir man visko užtenka. Supranti? Matai, koks yra? Koksai paradoksas. Vieni taip galvoja, kad man viskas brangu, man to nereikia, prezidentas blogas, šalis bloga, sistema bloga, tie blogi, mama bloga, tėtis blogas, sesė bloga, brolis blogas, visi blogi, viskas brangu. O tas verslininkas, kur jau jo tėvai ir seneliai darė tą verslą, ką jisai galvoja? Nu ką? Supranti, koks skirtumas? Mes kaip užaugom, taip ir galvojame, taip ir gyvenam. Supranti? Nes čia nieko atsitiktinio nėra. Ir mumis kai kas užprogramavo, kad būtų taip, taip ir taip. Vieniem žmonėm ten, žinai, vieni žmonės taip užaugo dideliausiose miestuose, žinai, ten kitokia energija, mažose kaimuose kitokia energija. Taip, žinai, įsidalina viskas, žinai, bet pagrindas yra, didžioji masė žmonių yra labai stipriai užprogramuota, kad to nežinoti ir nesuprasti ir nesuvokti ir nenaudoti to. Kad gauti, ko tik nori, ko tik panorėtum. Ar dantų šepetuką, ar raketą į mėnulį skristi. Nesvarbu. Nu, dantų šepetuką, žinai, ir tualetinis popierius, žinai, ir sausainį ant stalo, tai čia, žinai, jau mes esam pripratę, jau ne 40 metai, ar tenai 1800 kažkelintieji, žinai, jau mūsų sąmonėje, žiūrėk, jau mūsų sąmonėje yra tos įrašytos programos, nu, ir ten patys rašėm, ar tėvai rašė, žinai, kad tualetinių popieriaus visą laiką yra. Mes net, žiūrėk, tu net nepagalvoji, kad jo galėtų nebūti. Supranti? Tu net nepagalvoji. Arba tenai sausainio ant stalo, arba ten valgyti kažko tai, arba ten tavo namų, žinai, ten buto, ar tenai namo, ar tenai mašinos. Dabar jau mes tokiam laikė esame, ne? Kad jau mes, nu, jau automatu mes einam, kad tos visos, tie visi reikmenys ir tokie visi paprasti, ir tenai, nu, ir mašina paprasta, ir namas paprastas, ir namai paprasti, ir butas paprastas, jau tokie dalykai paprasti, ne? Nu, vėlgi, gal kai kuriem iš tikrųjų kai kuriem nepaprasta, žinai. Bet taip dauguma, žinai, žmonių, žinai, eina verslas ir visko turi, ko tik nori, ar ne taip? O dabar žmonės, kai atsibunda, pamato, kad, wow, čia kažkas tai kitaip, čia kažkas ne taip, čia kažkas tai šitaip, čia kažkas tai, wow. Čia kažkas tai, wow, pradeda galvoti, netgi jaunimas, matau, kad taip griežtai valdo savo mintis ir turi visko, ko tik panori. Atsibundam. Visi atsibunda žmonės, nes jau yra nuspręsta iš kanceliarijos senokai, nu, kaip senokai, didelis pasikeitimas buvo 20-ais, kažkur tai apie 20 metus, toksai didelis bumas, žinai. Ir dabar tai nesiliauja ir viskas keičiasi ir atsidaro tos energijos, žmonės atsibunda, žmonės pradeda jausti energiją, žmonės pradeda
jausti tokius dalykus, kur anksčiau net, žiūrėk, kas anksčiau buvo. Ten, pavyzdžiui, netgi visai dar nesenai, netgi 20-30 metų atgal. Nu jo, kas 30 metų atgal, atsimink, kas 30 metų atgal buvo, 26 metus atgal, kas buvo 2000-aisiais. Mes visi po klevo lapais gyvenom dar. Visi. Aš taip pat. Aš taip pat. Ėjom visi kaip kurmiai užsimerkę. Ir urvukus kasdavom. Ar ne taip? Ar ne taip? Prisimink, kas 2000-aisiais buvo, kokios buvo energijos tada ir dabar. O jeigu dar anksčiau, o jeigu 1990-ieji, o 80-ieji, pavyzdžiui. Įsivaizduoji, kas buvo tada tais laikais? Prisimink, kokios energijos ir dabar kokios. Mano mama dar elektros neturėjo kaime, kai buvo paauglė kažkokiu momentu, kai jinai buvo paauglė ir jiems įvedė šeimai elektrą į vienkiemį. Ten prie Katyčių, netoli Katyčių, ten Šilutės rajonas. Prie ten Katyčiai, dar toks Ančišiai kaimelis buvo. O prieš tai gyveno be elektros. Aišku, ten miestuose buvo elektra, viskas okei, bet kaimuose tai nebuvo. Ir tai dar visai nesenai buvo, o dabar žiūrėk, kas vyksta. Kokį iš telefono kietą turiu ir žiūrėk, aš kalbu su tavim. Tas telefonas tai pipiec, kai kosminis laivas. O jeigu dabar būtų 60-ieji kažkur tai ten kažkelinti, norėtum tenai būti? Nenorėtum, aš irgi ne. Taip, tai keičiasi jau nuo 60 metų, žinai, ir anksčiau, aišku, viskas keičiasi ir tą elektrą žmogus išrado, ir tą telefoną žmogus išrado, ir čia viskas yra ne veltui, ir viskas yra nuostabu, viskas yra puiku, mes atsibundam, žmonės atsibunda, žmonės pradeda matyti energijas, žmonės pradeda suprasti, kas yra kas, kodėl atėjo, iš kur atėjo, kada eis atgal, taip toliau ir panašiai, kaip veikia šitas pasaulis. Atsibunda žmonės, labai, labai nuostabu tai matyti, ir kažkam tai labai, labai nepatinka, ir kam nepatinka? Tamsiesiams. Aš papasakosiu, dabar nenoriu prailginti stipriai, papasakosiu biškį daugiau, kas tai tamsieji. Kodėl jie čia, kaip jie čia, kas čia vyksta. Ir nuėjom čia tokios temos apie manifestaciją dabar nuėjom. Nu jo, aš stengiuosi nieko nelaikyti, nieko nekontroliuoti, kaip eina iš vidaus, taip ir kalbu. Bet taip, yra viskas nuostabu, viskas yra labai gerai. Noriu dar pasakyti kartą, kad jeigu įdomu, jeigu sužinoti, kas tu toks esi, kaip viskas veikia čia, ar paprasčiausiai gal nori kažkokių daiktų daug, žinai, ar sveikatos, ar turto, ar laimės, tiesiog paprašyk. Tiesiog paprašyk savęs, vidaus. Aš noriu to. Ir taip
taip įsivaizduok, kad tu jau tai turi. Ir viskas. Aišku, dar keli niuansai gali būti, žinai, bet čia reikia atidirbti savo vidinį tokį žinojimą, žinai, kaip iš pradžių pasitreniruoti ant ką nors smulkaus, o paskui jau tu lipsi į viršų ir žinosi, kai jis yra kas. Ir tiesiog viskas ateis labai lengvai, žinai. Ir tiesiog paprašyk savęs ir viskas tavo ateis. Ir viską tu turėsi. Ir viską tu jau viską iš tikrųjų turi. O tai veikia, dar pratęsiu. Tai veikia taip, čia kitaip ir būti negali, nes tas pasaulis mūsų taip sukurtas yra, kad šitas pasaulis, daiktai visi, materija, viskas materija yra ir daiktai, ir visa materija, namai, daiktai, žinai, butai, mašinos, telefonai, materija yra taip, kad ta materija tiesiogiai paklūsta sielai. O siela esi tu. Tiesiogiai paklūsta. Tiesiog tiesiogiai paklūsta tau. Anksčiau tos energijos buvo labai stipriai kontroliuojamos. Labai labai stipriai. Ir dabar, kodėl žmonės atsibunda dėl to, kad taip tos energijos buvo išlaisvintos. Čia nenori žmonės atsibužinai. O kam sunku, tai išsilaisvinti iš tų energijų, negatyvių, blogų, dirbk su savim, išreikš savo valią ir viskas pasikeis. Išreikš savo valią, ko tu nori ir viskas pasikeis. Kartais sunku pastebėti, kad yra blogai, žinai, kad sukiesi kaip voverė rate. Kartais sunku yra pastebėti, jie taip apdirba mumis, kad yra pipėts. Yra žiauru iš tikrųjų. Šiandien tiek. Malonu su visais pasimatyti. Pasimatysim labai greit. Čiau.